Nu ką, sveiki visi, storas baltistas pradeda darbą. Kodėl storas? Nes vienas komentatorius pasakė, kad vis valgau ir valgau. Nu jeigu 3 kartus į dieną yra daug valgyt, tai soriukas, ne ten pataikėt. Arba aš kažko nesuprantu. Jeigu kava yra valgis, tai irgi ne ten pataikėt. Nes kavą dažniausiai geriu prieš pradedant baltaut. O dabar varau kavos. Ir pažiūrėsim, ką jis uždirbt. Ir gale vaizdo įraše aš pasižiūrėsiu, ką man aplamai per savaitgalį išėjo uždirbt. Užvedėm savo mašinėlę ir kuro yra... Nu, tai jeigu aš iki pusę išnaudosiu, tai būsiu labai patenkintas ir man bus pilnai per akis. Ir iš tos idėjos pavalgyt. Taigi kaip mes be valgio? Reikiagi pavalgyti. Į ką jūs žiūrėsit? Neįvalgantį darbuotoją, numirsiu aš čia. Tai kokią pizzą gal šiandien pagalvosiu. Pasvarsyti reikės, ką šiandien pasimti. Dabar yra jau 4, 2 užsakymus nuvežiau. Vien tik davažiuodamas iki ko? Iki Vero Cafe pasimiau kavos. Galėtų truputį man kažkokią nuolaidą didesnę sutaikytą, ne Vero Cafe. Kavai savaitgaliai. Tai va tokie va dalykai. Pirma kava, dar maisto šiandien nevalgiau, nors jau 4, taigi daug valgom ir visą laiką valgom. Ne, dar šiandien aš nieko nevalgiau, negėriau, nieko nedariau, nes kol sumontavau vaizdo įrašą, kol kitus darbus pasidariau, taip ir atėjo va jau 5. Man atrodo, prieš tai sakiau 4, sumaliau, nesąmonė. Dirbam. Dar šiandien nepirkau šitų kvapukų, bet jau reikia galvoti, ar nereikia nusimt, nes jų čia tiek daug. Galėtų kvapukai irgi paremti, tas pats kaip ir boltas. Atsiprašau, pamiršau paminėti, už dyką dirbam ir dar viską pravalgom, prageriam ir ko tik nedarom. Tai ką mes čia iš vis uždirbam, jeigu dirbam? Etatiškai visi taksistai šitaip kalba. Tai kol Teslos automobilį nevairuojam, perkam akciją. Aišku, mes pirksim akciją, kai dar truputėlį nukris, bent jau iki 220. Dabar dar luktelsiu, aš niekur neturiu kur skubėti. Čia iš tos istorijos, kaip taksi prisidėjęs kompiuterio investuoja, tai čia istorija grinai kaip aš, vis kažkur pinigus kiši, kažkada uždirbsi, tas pats ir Teslos akcija, vis tiek kad kils. Aukščiausia kaina gal buvo $500. Užsakymų nėra, judu su draugu į miestą, nes nėra ką vežt. Ir vienas žmogus pakomentavo dėl, kad antrą telefoną ir Uberį įsirašyt. Šiaip mintis gerai, pas mus buvo kas taip darė ir dirbo šitaip, bet su Uberiu mūsų mieste 5 centų viskas pigiau, tai nežinau. Gal kada prie progos, sakau, išbandysiu tą dalyką, kad su 2 programėlėm. Bet ar man to reikia, tai irgi nežinau. Man smagiau ne tai, kad dirb, bet jūsų komentarus paskaitinėt. Tai paskaitau, laimingas važiuoju namo, pafilmuoju, įkeliu vaizdo įrašą, paskaitau vėl ir vėl laimingas važiuoju namo, o taip va ir gyvenu. Vežiau vieną žmogų, Vincas Elešius, ar kaip jisai tenai, kažkas panašaus. Vilniaus ar Kauno miesto fotografas. Ir aš sakau, nu jūs tikrai čia esat ne vietinės, va kur dabar atvažiavote. Sakau, iš kur būsite, sakau. Tai man paminėjo arba Kauną, arba Vilnių, nes dabar tiksliai neprisimenu, kurį miestelį. Miestą tiksliau. Tai paskui prisistatė, kad yra Vincas Elešius, lyg tai šitas. Toks vardas, miesto fotografas, tai su švarku, tvarkingai pasipuošęs, kultūringas, matosi labai pasitikinti savimi. Iš mūsų visuomenės tai tokie žmonės stipriai išsiskiria, tai yra džiugu, nes dauguma žmonių užsidarė savį, nepasitikintys, tai tokį žmogų pamatyti iš dalies labai džiugu, širdžiai malonu. Ir buvo su gėlių puokšte. Vis tiek kalbėsi su žmonėm, bendrauji, pasirodo vienas Bolto vairuotojas skaičiavo, kiek pas mus yra Boltų mūsų miestelį. Vis įsijungdavo programėlę, pamatydavo pravažiuoja ar dar kažką, vieną lenkia pirštą, kitą lenkia pirštą. Ir kiek skirtingų Bolto
vairuotojų. Pasirodo, 18 net yra, tai čia kosmosas. Ant mūsų miestelio 18 boltų, tai čia net iš Marijampolės atvažiuoja, iš kitų miestų į mūsų kaimą. Galvoja, kad uždirbs čia kažką, nieko, visi apsisuka ir išvažiuoja. Iš tos pačios istorijos, o aš galvoju, kad pas mus Priusų nėra. Tai jau pasirodo, jau ne 2 Priusai yra ir visi bando iš to uždirbti. Nu, aišku, yra normalu ir suprantama, visi nori kuo daugiau užsidirbti, taupiai, su dujom. Reikia suprasti, kad iš kitos pusės, kad kitaip ir neuždirbsi. Tai perkam Priusus, bet aš galvoju apie Teslą. Vis dar galvoju apie Teslą. Tai dirbsim ir uždirbsim mes ant tos Teslos. Nu va, valgytojas pasiėmė pizzą, pirmas maistas, o dabar yra 8 valandas. Pirmą kartą šiandien maistą į burną. Kažkaip nenorėjau iki tol, tai skaniai atrodo, labai aštri, tikiuosi patiks. Aišku, iš čia ėmiau iš ten, kur visą laiką man patinka, skanios, bet nėra pigios. Kol aš čia sėdžiu, tai tik 4 užsakymus gavau, o dirbu jau apie 3 valandas. Tai ne kažką, šiandien labai blogai. Sėdi tiesiog atsėdėt, nu tai tik toką pasižiūrai dar kažką, pavartai, pagalvoji, pasirašinėjai, pabendrauji. Taip laiką ir stumi pas mus, nes daugiau nėra kaip kitaip stumt. Per visokius kaimus važiuojam ir kas keisčiausia, procentą didesnį duoda. Dabar antras užsakymas su procentu, kas pas mus būna šiaip retai palyginus tokie dalykai, kad duoda tam tikrą, kaip tą daugiklį vadinamą, ar kaip ten pasakyti. Tai tokį jau vieną kitą galima paimti, kad ir toliau nuvažiuot, tai prisimoko. Jeigu dar paima komfortą su daugikliu pas mus, tai čia aukso amžius, kai nėra užsakymų kaip šiandien, tai jau kiekvieną užsakymą net ir į tą patį kaimą pasiemo. Kur sekmadienis dėja, bet pas mus yra miręs, bet visumoj savaitė nėra bloga. Kuro išdeginau kiek? Labai puikiai matote, pusę bako. Valandų pradirbta šią savaitę 20 valandų beveik. Atminusuoju šičia, tai išeina 19 valandų beveik lygiai. Pradirbta per visą savaitgalį. Per 19 valandų uždirbta, nu tai beveik 200 eurų. Kelionių įvykdyta, čia 2 kelionės, tai įvykdyta 45 kelionės per savaitgalį. Tokia mano statistika, o dabar jau varom miegot.